Priversti vyrą jūsų siekti, jums rodyti dėmesį, dėl jūsų kovoti, ten, dovanoti gėles, jumis rūpintis. Ką reikia padaryti, ką jam pasakyti, net jeigu kai jis atitolo, kaip jį susigrąžinti. Jeigu vis dar tikit šitokiom nesąmonėm, kurias matot ir girdit internete, tai jums šitą video tikrai būtina pažiūrėti, nes tos moterys, kurios pasimauna ant visokiausių 3 būdai, kaip jūs susigrąžinti, 5 būdai, kaip priversti avoidantą ten tave gaudyti. Tai yra pirmas ir didžiausias požymis, kad mielos mano, nepykit, bet reikia dirbti su savimi ir aš tuoj pasakysiu 3 dalykus, kuriuos jums būtina padaryti, kad tai pasikeistų. Jeigu matot mane pirmą kartą gyvenime, sveiki, mano vardas Vytautė, aš esu pirmoji Lietuvoje integruotos prieraišumų teorijos specialistė, aš dirbu su klientais tiek vyrais, tiek moteriams, tiek poromis, padedu jiems spręsti santykių problemas, suprasti save ir perrašyti tas nelemtas iš vaikystės atneštas santykių programas. Tai 3 žadėti mano dalykai. Visi patarimai internete apie santykius, kurie jum pataria, kaip paveikti kitą žmogų, kaip jį susigrąžinti, kaip jį priversti daryti ABC, kaip ten jį kažkaip apžaisti, yra nieko verti, nes vienintelis žmogus, kurį mes galime pakeisti per gyvenimą, esame mes patys. Ir taip, galima kažką ten sumanipuliuoti, sužaisti trumpam laikui, bet 2 dalykai. Jūs išdavinėt save, jūs visą laiką žinot, kad vardan šito santykio, vardan šito vyro, kuris šiaip jau visais ženklais parodė, kad jūsų nenori arba yra tiesiog nepasiruošę santykium, jūs darot strategijas, realiai išjungiat savo gyvenimą, gyvenat vien tam, kad jis jūs matytų, ar neskaudu tai suvokt? Antras dalykas, joks spektaklis ilgai nesitęsia, tai kiek jūs galėsit apsimetinėti tuo, kuo iš tikrųjų nesat, tas žmogus tikrai greit pajus, kad čia jūs žaidžiat žaidimus ir šiaip iš tikrųjų, kai bandai kitą ten kažkaip manipuliuoti, na, žinokit, nesat jūs tokios paslaptingos ir nesat jau tokios kažkokios agentės manipuliatoriais, na, matosi tie žaidimai. Jeigu iš pradžių buvo ta, kuri labai kalbat apie jausmus, labai rūpinatės, labai klausat ir staiga patampat ledo karalienė, na, žinokit, šitos manipulacijos iš šono matos. Ir trečias dalykas, jeigu jums rūpi, kaip įtikinti kitą žmogų jūs mylėti, jeigu jums rūpi jį susigrąžinti, įrodyti savo vertę, tai yra, na, labai daug šansų, kad jūs turit nesaugų prieraišumo tipą. Ir jūs kažkada išmokot, kad meilės reikia nusipelnyti, kad tik už pastangas, tik už 10-tukus, tik už gerą elgesį, gražų atrodymą, nuolankumą, paslaugumą būsit mylimos. Tai kol nenustosit vaikytis išorinio patvirtinimo ir neišmoksit būti su savimi, pačio save patvirtinti, suvokti, ko esat vertos, kad jums reikia pagarbos, kad jums reikia žmogaus, kuris akivaizdžiai aiškiai rodytų dėmesį jums be jokių manipulacijų, tol niekas ir nesikeis. Tai jeigu reikės pagalbos, žinot, kur mane rasti, visas mano nuorodas į mano konsultacijas ir nemokamas įvadinės konsultacijas taip pat rasit mano profilio aprašyme. Registruokitės, kalbam, dirbam ir pradėsit gyventi pagaliau savo gyvenimą, o ne dėl kitų.